1947 metais. Taigi, kaip ir kodėl atsirado partizanai? Kai sudegino priešai tą naktį namus, žuvo gindamas tėviškę motiną seserį, ant jų slenksčių čekistų nušautas sūnus, o senukas žiūrėjo į gaisrą be ašarų. Tik kaip gaisras, toks buvo jo žvilgsnis klaikus ir pražylo galva girdint klyksmą. Šiandieną nėra jau nei jos, tik sesė parimo teateina prie rojo kapo paslapčia, aukščiausiam maldą dovano. Auksinės vasaros, ne mėlynos, vos ilgos, nebūtume mes atėję čia, kur slenka dienos ilgos, nebūtume mes atėję čia, kur slenka dienos pilkos. Taip tyliai slenka vasaros, pražydę gėlės vysta. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoję jaunystę. Tinklo projektą dalyvavo architektas Plaipa. Įsižiūrėkit gerai į paminklą. Kuklus, tačiau labai reikšmingas savo formą. Jos kamienas, primenantis spygliuotos vielos skynę, byloja mums apie lietuvių tautos kančias. Broli partizane, ar sugrįši į namus? Broli partizane, ar sugrįši į namus? Sugirgždėjo tik varnelė, ir išėjo į skilus. Jei negrįšiu, grįžt paukščiau. Išeisiu vieną vakarą ir jau daugiau negrįšiu. Žydės vos ilgos mėlynai, bet jų nebematysiu. Žydės vos ilgos mėlynai, bet jų nebematysiu. Laužia,